Bandysiu lofto didžiausią problemą paversti privalumu. Taigi, loftas yra labai siauras, 3 metrai pločio. Ir kai susiplanuoji baldus, kas kur bus sudėta, taip išeina, kad stalo, prie kurio galėtum prisėsti ir kaip žmogus pavalgyti, nebėra kur statyti. Bet per visą plotį eina langas. Taigi, mintis paversti palangę į pilną vertį stalą. Vadinasi, mano palangė turės būti 3 metrų ilgio ir bent 80 cm pločio, kad būtų patogu. Kita problema, kad nėra kaip įsitvirtinti šoninės sienas. Bet vis vien noriu, kad vizualiai atrodytų tarsi nėra atramų. Žodžiu, iš visokių likučių bandau sulipdyti atramas, kurias galima būtų užsiūti gipsu ir nudažyti kaip sieną. Gal vizualiai pasislėps. Meistrai ir perfekcionistai žiūrėkit prismerkę, nes iš tų likučių tai toks Frankensteino karkasas į vidų gavosi. Bet kas neišmetat visokių lentų nuopjovų, tai čia jums viltis, kad kažkada jų iš tikrųjų prireiks, o negulės Rusija 100 metų. Galiausiai, biški glaistamo, su laiku vis jaučiu gerėja šis įgūdis ant nedidelių plotų, bet dievaži nemėgstu šito darbo. Pagarba, kas nuolatos prie šito dirba.